Sveikas. Kaip pasiruošęs? Normaliai. Einam galvą. Labą dieną, mes su Rolandu norim jums pristatyti savo projektą. Šiandien yra šeštadienis ir visą dieną mes skirsim filmavimui. Aplankysim daug įdomių vietų. Viena iš jų bus Laumės akmuo. Tai yra pagrindinis tikslas, kadangi paskaita yra stebuklai pasaulio, tai vienas iš tų stebuklų yra Laumės akmuo. Taigi mes aplankysim tą akmenį, pakeliui, galbūt atsiras dar kažkokių įdomių vietų, kur mes užvažiuosim, užsuksim ir iš ten parengsim karštus reportažus. Taigi galbūt tiek. This is your captain speaking. I'd like to welcome you aboard this Eurovision flight. The duration will be 3 minutes exactly. Now sit back, relax, and enjoy the flight. Duty Dreamer. Labas vakaras. Mes dabar važiuojame į Kuršėnų rajoną. Bandysim surasti tą stebuklingą Laumės akmenį. Bandysim sužinoti daugiau informacijos apie jo stebuklingas galias. Bei bandysim paklausinėti ten gyvenančių žmonių. Matysim, galbūt mums pasiseks ir mes iš tikrųjų regėsim tą stebuklingą Laumės raganą. Taip. Here and here. To fasten your seatbelt, insert the fitting. To use the life vest, slip it over your head. Pull firmly on the red cord and blow. Čia po Kuršėnus važiavam toliau ieškoti. O porą žodžių, kaip jūs, Rolandai, pats, ar tikite paranormaliais reiškiniais, kaip jūs, tai jūsų nuomonė? Šiaip žinokit, nežinau, bet tikiu, nes dabar toks atvejis neeilinis, kaip sakoma, girdėjom padavimų, biškai pasiklausėm žmonių. Taip. Tai vat ir tokios takelės. Aš suprantu, nes šiaip aš irgi tikiu tais, gal ne visais, bet kai kuriais tikrai tikiu ir man atrodo, kad pasitaiko gyvenime tų netikėtumų ir vienas iš jų bus šiandien Laumės akmuo. Šiaip aš žinau, kad netikiu, kad bus mūsų projektas geras, bet manau, atsižvelgiant į visų kitų projektus, kurie buvo, tai bus mūsų originaliausias. Taip, ir man atrodo nesvarbu rezultatas, ar mums pavyks įrodyti žiūrovams ar nepavyks, bet mūsų pastangos ir... Tikiuosi nenueis veltui. Tikiuosi ir aš, Rolandai. Taigi žiūrovai. Ačiū labai. Taigi, gerbimieji žiūrovai, mes artėjam
prie savo tikslo, neišvengiamai artėjam prie savo tikslo ir už poros akimirkų jūs išvysit tą stebuklingą akmenį. Prie tokio tilto mes nutarėm, kad jis yra senesnis negu kelių šimtų metų. Ane? Taip. Ir mes nutarėm sustoti pasižiūrėti, kas ten per radinys. Taigi, dar nesimato, kur jis. Kažkur turi būti. Taigi mes esame kažkur Kuršėnų rajone, pusiaukelį prie Laumės akmens. Pakeliui mes pamatėme šiokį tokį radinį. Vis tiek, manau, patrauklus akiai yra radinys. Galima spręsti, kad čia buvo tiltas. Ir dabar yra viską, ką mes turim, tai yra tiltas. Taigi pasirodo, kad tai yra tas garsusis bajorų tiltas, kuris viduramžiuose jis buvo tarsi kelias bajorams į kaimą. Ir vietiniai kaimiečiai veždavo duoklės, druską, duoną bajorams per šitą tiltą. Ir vieną kartą tas tiltas griuvo. Ir dabar mes turim tik tai likučius to tilto. Dabar čia teka tokia upytė. Bet anksčiau tai buvo didelė upė, plati upė. O dabar gerokai susiaurėjo. Tai va. Taigi buvo nuostabu stebėti tą reginį, bet kadangi mes tikrai neturim daug laiko, dar daug ką turim pamatyti, mes turim skubėti kuo greičiau prie to akmens. Taigi mes jau visai netoli, jau prie pat esam. Taigi po ilgų kelionių mes priartėjom prie savo tikslo, mes jau galime sakyti prie pat. Rašoma, kad liko 1 kilometras, bet kaip jau paaiškinom, čia nėra net to kilometro. Mes galime eiti toliau. Galime eiti toliau ir pasižiūrėti. Gal mums pasiseks dar pakalbinti kokį nors čia gyvenantį žmogų ir daugiau informacijos sužinoti apie tą akmenį. Ir va, aš matau tą akmenį. Ar matai, Rolandai? Taip. Tai ir bus tas akmuo, manau. Eikim arčiau, pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Iš tikrųjų jis yra įspūdingas. Savo dydžiu ir savo įsidėstymu ant kalno. Atkreipti dėmesio. Atrodo toks įspūdis, kad jis to nuriedės nuo kalno. Pati legenda byloja, kad ta laumė nešdama akmenį, norėdama užtventi upę, mūsų duomenimis Ventos upę, jinai nešė tą akmenį ir Dievas Perkūnas trenkė žaibais, supykęs, jis trenkė žaibais į tą raganą ir jinai iš išgėsčio pametė tą akmenį. Būtent čia jis yra. Einam arčiau. Ar tu matai, ką mes radom? Mėly žiūrovai, nežinau, kas čia sunku nustatyti, kas čia per gyvūnas. Čia gali būti naminis gyvūnas ožka.
čia taipogi gali būti briedis jaunas. Bet keista, kaip jis atsidūrė šitoje vietoje ir nesimato daugiau jokių kaulų. Aš nežinau, gal tai kokios nors pagūnio apeigos. Keista, iš tikrųjų keista. Pažiūrėk, kokie medžiai. Toks įdomus medžio reljefas. Net nežinau, būtų įdomu, aišku, pagauti kokį nors žmogų, kokį nors praeivį ar čiabuvį, kad jis papasakotų daugiau. Ar šis akmuo tikrai turi kažkokių galių ar neturi, nes mūsų tema yra susijusi su pasaulio stebuklais. Kadangi aš žinau tik tiek, Rolandai, kiek ir tu žinai, čia yra ta sakmė žinom kaip jis atsirado, žinom iš kur jis atsirado, žinom kada jis atsirado, ganėtinai senai neatsirado. Bet ar tikrai jis turi galių, sunku nuspėti, bet kadangi aš čia matau kažkokios tikrai mistinius gyvūnų, kaukolės mistinės, tai aš galiu sakyti, kad čia tikrai vyksta kažkas, ne? Tikrai ar kažkokios apeigos, ar kažkas vyksta. Dėja, mes neturim tiek laiko, kad pasilikti iki nakties, iki vakaro ir palaukti, ir pasislėpti krūmuose kažkur ir palaukti, išlaukti kažkokių čia apeigų ar dar kažko, bet mes turim skubėti iš tiesų, o ne? Tai va. Beidami atgal, gal ką nors sutiksim ir paklausim. Geriau neliest, nes maža kas. Gali užsitraukti rūstybę. Gerbiami žiūrovai, mes tikrai nuvargom. Kelionė truko mažiausiai 2-3 valandas. Aš manau, kad mums nepakenktų pasipildėtų. Einam dar toliau. Gerai. Pasižiūrėkim, kas tam dar vyksta. Einam. Čia jau mes matom civilizaciją. Tai yra kelias, kuriuo mes atvažiavom. Tai yra tas kelias. Aišku, aš neslėpsiu savo nusivylimo. Manau, Rolandai, tu irgi. Ir manau, kad ir žiūrovai norėtų pamatyti kažką daugiau. Gal, kas jeigu mes nuvažiuotume į tos, kaip vadinasi, tos vietos, kur vanduo tas stebuklingas? Svilė šaltiniai. Taip. Dar pakeliui gal ką nors dar. Girdėjome, kad yra šachtos kažkokios. Jo, dar kažkokios yra durpynų šachtos, labai gilios. Gal kažką pridursim prie savo projektą, nes aš suprantu, kad ir jūs gal žiūrovai norėtumėt pamatyti kažkokių daugiau stebuklų ar dar kažką. Tikrai. Tai gal ir einam to pačiu keliu, ne? Tuoj. Mes atvykom į šitą vietą žadėtą. Tai yra karjeras. Šiaip tokio vaizdo nepamatysi kiekvieną dieną ir mes nutarėm tiesiog užsukti čia ir parodyti jums, tik tai jums. Aš nežinau, ar gali matytis jums, koks jis yra gilus ir kiek sluoksnių jame yra. Kelmės. Kelmės rajonas. Tikrai stebėtini reljefo tokie ypatumai. Ir toks įspūdis, kad jau kažkokioj Saharoje esi. Saulė kepina, galima gauti saulės smūgį labai lengvai. Ir kaip galim parodyti žiūrovams, kad tęsiasi tos iškasos, tie kalnai visi. Matai? Ar tu matai?
Sakoma, kad senovėje viduramžiuose čia buvo rasta nemažai aukso. Taigi, kadangi kaimiečiai vietiniai buvo radę čia nemažai aukso, kažkas nutarė praplėsti tas paieškas ir iškasa čia viską, iškasinėjo. Ir net nežinau, ar čia kažką rado, nerado. Bet kiek aš žinau, dar paieškos tebe tęsiasi. Taip, viskas. Važiuojam tiesiai prie Svilės. Neįjungtas. Čia tanas postas. Tas įjungtas. Į viršų postas. Aš Kur lemputė dega? Dega. Jo, gerai. Taigi dabar mes važiuojam tiesiai prie Svilės šaltinių. Taigi nuotykiai tikrai nesibaigė. Mes dar turim visą dieną. Ir kitas mūsų reportažas bus būtent iš Svilės šaltinių. Pasilikit su mumis. Anglų filologija, 3 kursas, vakarinis skyrius. Atvažiavom prie Svilės šaltinių. Dabar mūsų tikslas rasti vietą, kur priparkuoti mašiną ir nukeliauti arčiau prie tų šaltinių, gal paragauti vandens. Taip, leisimės tiesiai tuo keliuku ir ten kur nors ir sustosim prie pat. Ir sužinosim visą tiksliai, kaip ten buvo, kaip ten yra. Taigi važiuojam. Sakoma, kad šie šaltiniai yra švariausi Lietuvoje. Be to sakoma, kad šių šaltinių vanduo yra gydomas vanduo. Jis gydo žmones, be to jis turi stebuklingų savybių. Mes nutarėme patys paragauti vandens, pasiėmėm tarą ir kur čia buvo mūsų tara. Pasiėmėm tarą. Tiesiog pasisemsim to vandenuką. Prie jūsų akių. Per jūsų akių ir paragausim. Taip, Rolandai, paragausim? Gerai, einam. Mylėti iš naujo, parašyti žodžius iš kraujo, kaip žiema mylėjo sniegą ir kaip gėlės bučiavo vėją. Būna taip, sniegas ištirpsta ir gražios gėlės nuo vėjo nulinksta. Tik mintimis, vekas man manęs, tu išėjai, ir grįši, tu nebijai, kad tu paklysi, šiandien gerkim už tai, kad mylim, ir už tai, kad visi mylim, ir už tai, kad širdis skauda, ir už seną, ir gerą. Ir aš tavęs nebeturėsiu, tik mintimis, tave aš pamanėsiu, ir nebegrįši, tu nebijai, kad tu paklysi, šiandien gerkim už tai, kad mylim, ir už tai, kad esi
Taigi važiuodami atgal iš mūsų kelionės, grįždami iš Šiaulius, negalėjom praleisti vienos vietos. Tai yra Piliakalnis Bubių. Šiaip istoriniai šaltiniai teigia, kad 14 amžiuje čia stovėjo pilis, kuri vadinosi Dubysos pilis ir jinai buvo sudeginta būtent 14 amžiuje kryžiuočių ordinu. Taigi galima apžiūrėti iš arčiau, net neabejoju, kad dauguma šiauliečių yra buvę šitoje vietoje, čia yra nuostabi Bubių vandens toks tvenkinys nuostabus. Bet mūsų šį kartą labiau domina būtent tas Piliakalnis ir siūlau visiems pažiūrėti. Hello everybody, my name is Verka Serduchka. Me English Nick Filstein. Let's speak then. Sieben, sieben, Alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu, 1, 2. Mūsų kukliai ekspedicija einant į pabaigą, kūrybinė grupė šiek tiek pavargo, jaučiasi nuovargis, pučia žvarbus vėjas, bet vis dėlto norėčiau drąsiai pasakyti, kad stovėdami dabar ant šio Piliakalnio jaučiam tą lietuvių dvasią, stiprybę. Ir tas nuovargis atrodo menknikis palyginus su tuo jausmu, kuris dabar mes jaučiame čia būdami, ne? Pažiūrėk, reikia pažiūrėti apylinkės. Dar norėčiau pridurti, kad tas visas mūsų projektas, jis vis dėlto neapsiribojo vien tik tuo Laumės akmeniu. Ir mes pamatėm tikrai daug gražių vaizdų Lietuvos gamtos, miškuose pabuvojom, matėm gyvūnų. Štai toks buvo mūsų kūrybinis projektas, mano ir Rolando projektas. Mes skiriam visą šeštadienio dieną jam. Dar šiek tiek laiko, ganėtinai daug laiko reikės skirti montavimui, muzikinio fono parinkimui. Ir galutinis rezultatas jau bus trečiadienį, kurį galėsit visi pamatyti. O mes grįžom iš tų visų puikių vietelių atgal į Šiaulius, atgal į civilizaciją, kur gyvenimas verda. Ir šiandien šeštadienis, gegužės 19 diena, 2007 metai. Nežinau, ar projektas pavyko, ar mes atskleidėm visą temą tą, ką norėjom. Pradėjom nuo Laumės akmens, bet dar daug ką matėm, iš tikrųjų buvo labai. Manau, kad ši kelionė buvo labai prasminga ir tikimės, kad žiūrovai bei gerbiamoji dėstytoja įvertins mūsų visą tą darbą įdėtą. Taigi, malonaus vakaro, geros sesijos ir puikios vasaros. Su jumis buvo Rolandas ir aš, vakarinio skyriaus 3 kurso studentai, anglų filologiją studijuojantis, specialiai paskaitai apie pasaulio stebuklus. Okay, happy